Got it. Got it, ar ne? Mes esam live Facebook'e. Tai labai smagu su jumis susitikti šitą penktadienio vakarą. Arba tu žiūri šito video įrašą. Tai man irgi smagu turėti tavo dėmesį ir ačiū už jį. Šiandieną mes panersim į temą. Aš noriu pasidalinti tema apie harmoningą plėtimąsi savo darbe ar versle, jeigu tu esi verslo savininkė arba savininkas. Ir kalba eina apie augimą. Kalba eina apie tai, kai tu iš tikrųjų esi tas žmogus, kuris įdedi visas pastangas tam, kad turėtum rezultatus, kurių tu nori turėti savo veikloje ar versle ar gyvenimo darbe. Ir pastebi, kad viską regis darai, reiškia, imiesi veiksmo ir galbūt investuoji į kursus, į mokymus, edukaciją, darbą su mentoriais, su coacheriais. Ir tuo pačiu pastebi, kad gali būti, kad to augimo arba tos grąžos nėra tokios, kokios tu nori. Tai tarsi tu tikiesi, kad tavo pastangos duos rezultatus didelius. Ar tai būtų nauji klientai, ar tai būtų pardavimai didesni, ar tai būtų tavo programos parduotos, ar tai užpildyti tavo renginiai, jeigu tu dirbi su renginiais. Ir kiti variantai tavo veiklos, reiškia, ar ne, nori, kad tenais būtų klestėjimas ir augimas, nori matyti tavo kito lygmens viziją manifestuotą fiziniai plotmei. Turi tą viziją, ar ne? Turi tą viziją apie tai, kaip galėtų atrodyti tavo verslas arba veikla. Įsivaizduoji, kaip tu joje atrodytum, įsivaizduoji apie tai, koksai būtų tavo gyvenimo būdas, kaip jisai išsiplėstų tavo gyvenimo būdas, jeigu tau pavyktų manifestuoti, sukurti, pritraukti, generuoti tuos rezultatus, kuriuos tu turi omenyje, kuriuos tu turi savo vizijoje omenyje. Įskaitant pajamas, darbuotojus, klientus, partnerius, tuos resursus, kurie yra būtini tavo veiklai veikti, veikti gerai, kokybiškai, turint tuos rezultatus, kurie leidžia tau džiaugtis tavo verslo sėkme, tavo darbo sėkme ir tuo pačiu turėti savo asmeninį gyvenimą aprūpintą. Ir aprūpintus to žmonės, kuriais tu rūpiniesi, ne? Ir šiandien aš pakalbėsiu apie 3 būtinas sąlygas. Kodėl apie jas noriu pakalbėti? Vakar vesdama savo grupinę programą lyderiams, verslo programą lyderiams, gavau tokį klausimą, kuris skambėjo taip. Kas tave maitina? Kai tu maitini visus, kas tave maitina? Ir tas žodis maitinimas yra labai dažnas žodis, kurį aš naudoju. Dažnas žodis mano lūpose. Ir aš kalbu apie tai, kad aš esu mentorė lyderiams, kurie maitina kitus. Arba aš kalbu apie tai, kad aš maitinu savo veiklą ir savo programas ir pasiūlymus, ne, dėmesiu, energiją, meilę, veiksmais. Ir klausimas, jeigu tu irgi maitini savo veiklą ir tuos, kurie yra tavo gyvenime aplink tave, tai taip, kai mes maitinam tuos dalykus, tai auga, tai klesti, tai gali plėstis. Ir tas maitinimasis arba ir maitinimas yra būtinas augimui,
būtinas klestėjimui, būtinas rezultatams, kuriuos tu nori gauti. Šiandieną aš norėsiu atnešti tas 3 būtinas sąlygas per 3 lygmenų maitinimą. Kas maitina tave, kas maitina tavo verslą, tavo darbą tam, kad tu galėtum harmoningai plėstis. Aš galvoju, kad patraukti tą įprastą pokalbį, kurį tu turi truputėlį į šalį, nes tikriausiai, kad tu galvodama arba galvodamas apie sprendimus, tavo verslui judėti į priekį arba tavo darbui augti į priekį, galvoji apie tai, kad jeigu nesuveikia kažkas, tai tavo pastangos, kurias tu dėjai, tavo veiksmai, tavo strategija nesuveikė, tavo investicijos neatsipirko, tai tada tu galvoji, kai ieškai sprendimų, vadinasi, gal nepakankamai darėjai ir gal nepakankamai stengiasi. Ar ne? Labai dažnas momentas yra žmonių, kad mes pradam galvoti apie tai, kad kažkas negerai tavyje yra. Kažkur tu nepakankamai padarei, nepasistengiai. Ir tikriausiai todėl, galvodamas arba galvodama, kad nepakankamai padarei, galvoji, kad turi stengtis dar labiau. Tai reiškia, toliau imtis veiksmų, toliau didinti apsukas, toliau praleisti laiko iki vėlumų, tada, kai tavo komanda arba darbuotojai užbaigia, tam, kad tu sutikrintum, kad viskas yra padaryta ar ne. Jeigu tu esi aukštai daug siekiantis asmenybė, daug pasiekusi ambicinga, tu žinai, kad dideli nuostabus rezultatai yra sukuriami per darbą, per pastangas, todėl tu galvoji, kad tikriausiai tau yra įprasta viską kontroliuoti, viską prižiūrėti, kad viskas būtų sužiūrėta ir padaryta ir atlikta. Todėl tu galvoji, kad dar labiau praleisi dėmesio prie tų dalykų. Ir aš esu tam, kad šitame laive, tam, kad pasakyčiau, kad tas galvojimas, kad su tais pačiais įrankiais, su tais pačiais veiksmais, su tuo pačiu mąstymu, kaip tu galvoji, kad sukursi rezultatus, tos, kuriuos tu nori, tai yra augimą ir plėtrą tavo versle, gali tau nepasisekti. Ir tam, kad galėtumai plėstis harmoningai, tai reiškia be perdegimo, yra reikalingas stabilizavimas augimui. Yra reikalingas stabilizavimas plėtimuisi. Reiškia, labai dažnai, kada klientas ateina pas mane ar į VIP dienas, ar į mentorystės privačias, tai yra apie jų norą pakelti jų verslą, pakelti jų darbą į kitą lygmenį, kitą kokybę, generuojant didesnes pajamas, didesnę įtaką darant, dirbant su daugiau žmonių arba su naujos kokybės žmonėms, tiesiog jaučiant, kad tavo verslas klesti, ar ne, arba tavo darbas klesti. Ir dažnai jos ateina tose vietose, kai aš kalbu apie tai, kad yra reikalinga sukurti aikštelę stabilizuotam augimui ir plėtimusi. Tai mano darbas kaip mentorės labai dažnai yra susijęs su tuo, kad aš paremiu stabilizuoti augimą plėtimąsi. Todėl sakau, dažnai pristatydama savo verslą, veiklą, paslaugas, kalbu apie tai, kad aš esu tam, kad padėčiau savo klientams, lyderiams, ekspertams jų srityse
verslų savininkėms arba veiklų savininkėms, misijos savo vedančioms moteriams, turėti kvantinį šuolį į kitą lygmenį jų pajamose, jų įtako, jų gyvenime būde. Tas kvantinis šuolis turi tam tikras sąlygas. Jisai neteina darant senais būdais. Tai dabar sustojant čionais, pervesiu per 3 būtinas sąlygas, kurios yra reikalingos tam, kad tu galėtum turėti tą šuolį sėkmingai, be savęs paaukojimo, be didesnio darimo, be daugiau savęs spaudimo ir forsavimo. Tikriausiai, kad tu jau supratai, ar ne, kad tu nori vesti savo veiklą ir plėtimąsi, manifestuojant iš tėkmės, iš ramybės, iš išsiplėtimo, iš harmonijos. Pasižiūrim, kas yra su mumis laive ir kaip mes, esam laive ir kažkas yra su manimi. Tai labas vakaras dar kartelį. Jeigu mes pirmą kartą matomės, mano vardas yra Viktorija Sage, aš esu magnetiškos lyderystės katalizatorė, verslo vizijos strategė, taip pat dvasinė mentorė tiems žmonėms, moteriams, lyderiams, ekspertams, kurie siekia augimo į kitus lygmenius, į kitus etapus jų gyvenimuose, jų versluose, jų lyderystėse. Ir tai darom be savęs spaudimo ir persidirbimo. Jeigu tu esi pirmą kartą su manimi, leisk man žinoti, kaip tu atradai mane, pakomentuok komentare šito video, kad galėčiau susijungti su tavimi, žinoti, iš kur atsiradai mano pasaulyje. Ir tuo tarpu noriu atnešti tave daugiau į savo pasaulį ir papasakoti apie tuos 3 maitinimo lygmenius, kuriuos kalbėjau. Tai visų pirma, sustojam ties tuo, ką pradžioje sakiau, kad tam, kad kažkas augtų, yra reikalingas maitinimas, ar ne? Dažnai kalbėjau apie tai, kad ateina mano klientai tuose etapuose, kai jie nori plėsti savo verslą ir veiklą ar darbą į priekį, tačiau degalų nėra. Nėra aistros, nėra džiaugsmo, nėra įkvėpimo, nebėra jėgų fizinių arba emocinių tai veiklai ar verslui investuoti. Seni būdai, apie kuriuos kalbėjau, tai yra, kad jie dažnai galvoja, kad jie turi daugiau tiesiog daryti ir kažką jie negerai darė, nepakankamai, ne iki galo, ir tuomet ateina tas momentas, kada tu galvoji, aš dar paspausiu, ar tai būtų, tu dar paspausi iki vėlumos darbe prie kompo, arba aptvarkant fiziniai teritorijai viską, kol atsigulsi ant lovos. Arba dar galvoji, dar paspausiu savaitę, arba dar paspausiu mėnesį, arba dar paspausiu metus ir tada aš turėsiu tą augimą ir plėtimąsi. Tada aš atsidursiu kažkokioj fantastiškoj vietoj, kur mano pajamos yra išplėstos, didesnės, kur aš galiu sau leisti savipriežiūrai, kur man generuojasi pasyvios pajamos. Ir aš kalbu, let's go there, ane, eikime tai, bet tai turi tam tikras procesas, kad tai sukurtų. Ir aš suprantu, aš tikrai labai suprantu savo klientus, kada jie jaučia jaudulį ir nerimą, tada, kada yra stabdžiai, sustoja veikla arba verslas. Ir kada supranti, kad tarsi yra tas vidinis spaudimas tau daryti ir tu jautiesi atsakinga arba atsakingas prieš kitus žmonės tavo gyvenime, ar tai būtų tavo klientai, ar tai būtų tavo partneriai, ar tai būtų tavo šeimos nariai. Ir taip, visiškai suprantu tą jaudulį dėl to, kad yra tam tikras neužtikrintumas.
ar ne, neužtikrintumas, tarsi tu negali paleisti, kaip aš dabar sustabdysiu, kaip aš dabar atsitrauksiu su savo dėmesiu, kaip aš dabar nedarysiu, kaip aš dabar tai paleisiu, kaip aš paleisiu šitą visą kontrolę, tai kas čia viską ves ir kas čia viską darys. Ir todėl aš matau, kaip mano klientai užsisuka strese, nerime, emociniam tokiam jaudulyje, kas nėra naudinga nei tau, nei tavo verslui, nei tavo darbui. Taip, ir aš kalbu tiekmingai, tai pirmas momentas, kur yra tas maitinimas. Čia tas bazinis supratimas, ar ne, tam, kad mūsų veikla, verslas, darbas augtų ir plėstųsi nežinomybėje. Jeigu jūs ypatingai esat savo verslo savininkai, aš vakar su programos dalyvėmis kalbėjau apie tai, kad tai nėra tau užtikrinta niekas, tavo boso, tavo korporacijos, tavo įmonės, kad mėnesio gale tau ateis paycheck, ar ne, algalapis, kur tu gausi užmokestį. Realiai, jeigu mes esam, kas vadinama antreprenerystė, kas yra vadinama savo verslo veiklos vedimas, realiai mes žaidžiam didesnių laipsnių su neužtikrintumu. Daug didesnių laipsnių, negu žaidžia tie žmonės, kurie saugiai laikosi karjerose, įmonėse ir korporacijose. Taip, ten irgi yra neužtikrintumas. Lygiai tas pats, aš tą prisiminiau ir suvokiau prieš 12 metų, kai mano teisės karjeroje per vieną naktį darbo pozicija ir visi įsivaizduojami tavo karjeros laipteliai yra iš tavęs patraukiami, nes pavyzdžiui, bosai sugriauna visą korporaciją, ar ne, ir pavyzdžiui yra nacionalizuojama arba bankrotas įvyksta, arba tave išmeta iš darbo, sako viso gero mažiname etatus. Reiškia, yra čia irgi neužtikrintumas, bet aš kalbu apie tai, kada ypač jeigu mes vedam savo verslus ar veiklas, čia iš vis yra žaidimo aikštelė, kuri priklauso nuo tavęs. Kuri priklauso, reiškia, visą tą tėkmę ir užtikrintumą, ir testinumą, ir plėtimąsi, ir augimą, ir rezultatus, kuri tu. Tai pirmas lygmuo maitinimo yra pastovumas, kas leidžia turėti rezultatus. Tai tu tą gali suprasti, ypač jeigu esi logiškas, praktiška asmenybė, sąmoninga asmenybė, žinai, kaip rezultatai sukuriami, tai tu tikriausiai žinai, kad yra reikalingas pastovus veiksmas, tai reiškia kiekvienos dienos pasirodymas tai veiklai ir verslui. Tai taip mąsto dauguma žmonių mąsto, kad vien tik tai veiksmas užtikrina rezultatus. Jie mąsto, kad jie tiesiog turi daryti, tačiau kai tas darimas nebetneša rezultatų, ką nuo pradžios kalbėjau, vadinasi, yra dar kiti duomenys tavęs. Aš kalbu apie tai, kad verslo vedimas, savo karjeros vedimas, savo savirealizacijos veiklos vedimas eina lygiagrečiai su asmeninė transformacija ir augimu. Kai tu plėtiesi, tavo veikla, verslas plečiasi. Todėl ir tau yra tas pirminis klausimas apie tai, kad tu nori augimo, apie tai, kad tu nori plėtimosi, apie tai, kad tu nori matyti kitą lygmenį tavo veikloj, apie tai, kad čia sustoja kažkas, nebeveikia dėl to, kad tu pasikeitai, dėl to, kad tu augai. Ir tavęs reikalauja visas tavo augimas susiderinti su tuo kitu plėtimosi lygmeniu. Tai pirmas momentas yra apie maitinimą pastovų, ką aš kalbu, pastovumas sukuria rezultatus. Tai yra kaip, reiškia, atsitraukimas ir tavo nedalyvavimas tave, reiškia, nėra maitinimo tai veiklai. Ir dažnai labai ateina mano klientės ir klientai su tuo pasakymu, kada jie kalba apie tai, kad aš čia vedžiau veiklą arba savarankišką verslą, bet nukreipiau savo dėmesį nuo tos veiklos ir tenai
nubyrėjo viskas. Tenai viskas nuseko, tenai viskas nukrito. Ir tai yra tokia tiesa. Tai yra tokia tiesa. Todėl, kad tavo maitinimo nebuvo. Reiškia, tu maitini su savo dėmesiu, su savo energija, su savo meile, su savo veiksmu. Ir jeigu tai yra patraukiama dėl bet kokių sąlygų, tu gali manyti, kad tu jau pasiekiai tam tikrą pergalę ir sėdėti ant laurų. Ir daug ambicingų žmonių, sėkmingų žmonių sėdi ant laurų to, ką jie pasiekė. Ir jie galvoja, kad viskas, jiems nebereikia tiek daug įdirbio daryti. Bet tik tai tu nugręši ir tie visi laurai, tas lygmuo gali nubyrėti. Tai niekas nestovi be tavo maitinimo. Jeigu ne tu maitinsi, tai galiausiai turi maitinti kažkas kitas, ką tu pasamdysi. Tai va, daug kas ateina į tą, kad nemaitina ir tada turi iškeliauti galbūt sugrįžti į karjerą ir tu nenori to. Jeigu tu esi laisvę mylinti ar asmenybė, žmogus, savo srities ekspertė, lyderė, ir jeigu tu nori turėti plėtimąsi savo pačios veikloje, vadinasi, turi atsiduoti tam maitinimui. Tai maitinimas ne tik tai veiksmu, tu gali daryti, kaip sakiau, veiksmą, maitinti pastoviai. Tai yra pastovumas. Bet taip pat yra reikalingas pastovumas tavo mąstyme ir emocijose. Kai aš vedu savo klientes mentorystės procesuose, mes einam į persitvarkymą asmeninį, kad tie veiksmai ir tavo mąstymas ir emocijos būtų jau kitokie, negu tu elgeisi prieš tai. Tai reiškia, dauguma mano klientų, jie ateina va tame apsikasime ir buksavimėsi dėl pervargimo ir mažai erdvės savipriežiūroj. Ir jie nori daugiau daryti ir buksuoti tam, kad jie didesnį augimą turėtų. Ir aš sakau, kad su šituais modeliais jūs sukursite tik tai pasikartojančius rezultatus. Vadinasi, tavo veiksmuose, tavo mąstyme ir emociniam savęs palaikyme turi įvykti kismas. Tada, kai mes praeinam su klientais tą darbą vidinį, tai jisai yra būtinas. Jisai yra būtinas, kad galėtum turėti kitą lygmenį, kitą etapą, kitą skyrių, kitus rezultatus. Tada aš kalbu apie tai, kad reikia pastovumo, išlikti tame mąstyme ir išlikti tame emociniam užtikrintume ir stabilume ir veiksmuose, kad maitinimas būtų tavo veikloje. Tai čia vienas maitinimo lygmuo reiškia, kur tu maitini savo veiklą, kur tu maitini tą, ką tu kuri, kur tu maitini savo darbą, tu duodi savo maitinimą savo klientams, savo bendruomeniai, savo darbui, savo visiems tiems, ką tu maitini. Ane? Ar make sense? Leiskit man žinoti. Pakomentuokit, ar make sense. Dabar antras lygmuo maitinimo yra plėtimuisi labai svarbus ingredientas, labai svarbi sąlyga. Kadangi maitinimas į veiklą nukreiptas, į verslą nukreiptas, reiškia, kad tu duodi, tu duodi savo energiją, tu duodi savo dėmesį, tai yra davimas. Tam, kad tu galėtum plėstis augime, be perdegimo, tu privalai gauti. Tu privalai ateiti į gavėjo poziciją. Ir tai reiškia, kad tu negalėsi realiai plėsti, ar ne? Kaip sakiau, jeigu jūs norėsit plėsti ir jau čia resursai išsekė,
ir jūs bandot iš tų paskutinių lašų spausti, augimo nebus. Taip, tu gali išgręžti save, tu gali sukurti kažkokį augimą, bet taip pat, brangiasias, ką sako mano klientai, kada jie pastebi, kad padaro savaitę ir užsikuri. Pavyzdžiui, ateini į pokalbį su Viktorija ir pažiūri laivą ir tu įsiplieski, tu išsižiebi, tu galvoji, kad vau, dabar varysiu, nes gavau kažkokį energetinį pakilimą, įkvėpimą ir dabar tai akceleruosiu. Ir arba podcastą paklausai, arba pakalbėjai su kažkokiu bendradarbė ar įkvepiančiu žmogum, užsivežiai. Ir tačiau praeina savaitės, kelios dienos ir tu atgal tavo baterijos nusenka. Arba tu praėjai mėnesį ir 2 mėnesius pavarėjai su energija ir su stiprumu ir su susitelkimu ir pusiaukelį vėl atsiduodi. Ir matai, kad neužkuri to variklio ir to plėtimosi ir augimo. Vadinasi, reikalingi tavo resursai turi būti atnaujinti. Tu privalai gauti, kad galėtum duoti daugiau maitinimo savo verslo ir veiklai judėti į priekį. Make sense? Ar ne? Reiškia, gavimas yra būtinas. Ir gavimas yra įvairiais būdais, kokiais mes galim. Aš šiandien tikriausiai nesidalinsiu apie savo būdus, kaip aš maitinu save. Su savo klientam vakar pasidalinau programai. Bet yra kažkokie maitinimo būdai, kaip tu savo duodi, kaip tu atsiduri gavėjo būsenoje. Ir tai gali būti per gavimą atostogų, išvažiavimą į atostogų, gavimą paramos einant į mentorystės. Jeigu jūs 5 metus, kaip mano klientė sako, 5 metus tik tai daviau, kitus maitinau ir tu negavai, tu negalėjai atsilošti ir sakyti, duok man dabar, vadinasi, tau yra būtina turėti tą poziciją, kur tu gali atsilošti ir sakyti, dabar man duokit. Ypač tie stiprus lyderiai, mano klientai, kurie turi daug atsakomybių, kurie yra labai stiprus, turi aukštą tolerancijos lygmenį, jie gali su daug žmonių dirbti, jie turi daug jėgos iš esmės, jie dažnai yra davėjai, bet tu privalai gauti. Ir gauti tai gali būti pajamom gauti. Gal tau reikia pakelti savo pajamas, kad tu patirtum, ką reiškia gauti, klestėjimą, tik tada tu galėsi tą kitą lygmenį akceleruoti ir pritraukti. Tai yra apie gavimą, tai yra išplėsti savo gavimą atitinkamai pagal tai, ką tu nori gauti. Tai yra investuoti į save. Tas, ką tu nori, kad tau sugrįžtų gausa, derliumi. Į tave investuos tavo veikla, tau iš gyvenimo sugrįž pagal tai, kiek tu investuoji į save. Taip pat. Ne, mes žinom tai, kad pagal tai, kiek tu duodi, taip, bet labai dažnai kolektyviniai sąmonė yra pamirštama tai, kad ir pagal tai, kiek tu gauni. Pagal tai, ką tu į save investuoji. Ką tu sau leidi. Tai čia yra raktas, ką tu sau leidi, todėl kad dauguma klientų, su kuriais aš dirbu, turi klausimą šitame taške, kai kalba eina apie plėtimas ir augimą jų versle, ar aš galiu sau leisti tai, ar aš galiu sau duoti tą mentorystę, tą programą, tą atostogų, tą tarpą,
tą laiką 2 valandų išvažiuoti kažkur tai į spa ar baseinus atsitraukti, nebūti prie kompiuterių. Ir aš kalbu apie tai, kad tai yra tas, kas tave padaro kitoj kokybei, realiai, kas didina tavo trauką, tai yra pritraukimas vyksta daug lengviau, kada tu gauni. Tai čia yra antras lygmuo maitinimo. Ir trečias lygmuo maitinimo. Trečias lygmuo maitinimo tam, kad kai gavimas vyksta ir gavimas harmoningam plėtimusi turi būti pastovus, ne tai, kad visus metus, 5 metus, 10 metų duodu ir savo neduodu, aš to nepraktikuoju. Mano būdas, kodėl aš turiu savo veikloj pastovų metai po metų plėtimasi, yra todėl, kad aš derinu gavimą su davimu pastoviai. Prižiūriu davimą ir gavimą. Tai leidžia man stabilizuoti plėtimąsi ir augimą. Ir taip aš galiu turėti harmoningą plėtimąsi savo veikloje. Tai reiškia be turėjimo forsuoti arba perdegti procese. Tai trečias lygmuo maitinimo ateina apskritai iš dar didesnio lygmens, reiškia, mes galim savimi pasirūpinti, mes galim pasirūpinti savo veiklą ir tu privalai gauti maitinimą, tavo veiklos augimas turi ateiti iš, aš galiu sakyti, didesnio lygmens, aukštesnių lygmenų. Tai nėra tik tai apie tave. Tai nėra tik tai apie tai, kad tu kaip žmogus, kaip asmenybė viską darai, kas nuo tavęs priklauso. Ir čia labai daug iš mano klienčių turiu erdvės tave ugdyti, erdvės augti pasitikėjime, paleisti visą kontrolę, ne visą, jaustis kontroliai per visus savęs valdymo mechanizmus, jaustis kontroliai per tai, kas nuo tavęs priklauso, bet tuo pačiu įtraukti domėn, kaip tu nori, taip vadini, bet tai gali būti visata sąmoninga, tai gali būti gyvenimas pats, tai gali būti tavo aukštesnis protas, tai gali būti tavo intuicija. Ir kai klientai ateina dirbti pas mane, jie labai dažnai prašo, padėk, Viktorija, man manifestuoti, ar ten veiklos vietas naujas, arba klientus, ir mes manifestuojam tos dalykus, bet nedirbu aš kaip žmogus ir tik tai su savo klientu kaip žmogumi. Tai, kodėl mano klientai turi paspartintas manifestacijas jų veiklose, yra todėl, kad mentorystės procese aš įtraukiu darbe kartu aukštesnius lygmenis. Tai reiškia, tu gali perduoti rezultatus, kuriuos tu nori sukurti ir aukštesniems lygmenims. Tai reiškia, kur tu įsitrauki į bendrą kūrimą. Tai yra taip pat apie tai, kad tavo veikla yra maitinama tavo verslo vizijos, tavo aukštesnių lygmenų, šaltinio, kūrėjo, kad ir kaip tu nori tai vadinti. Ir tai yra iš esmės, iš kur ateina visas resursai. Angliškai yra žodis source, resources. Man patinka angliškas žodis resources, nes tai reiškia source yra angliškai šaltinis, tai reiškia šaltinis. Iš kur ateina tie šaltiniai tavo gyvenimą, resursai tavo gyvenimą, iš šaltinio. Tai va tas leidimas šaltiniui maitinti reiškia, kad kartais plėtimėsi tu privalai suprasti, kad ne tik tai tu ant savo pečių viską neši, kad gali įtraukti aukštesnius lygmenius ir paprašyti vedimo, paprašyti
pritraukimo, paprašyti vedimo, paprašyti ženklų, paprašyti įkvėpto veiksmo. Ir jeigu turi tą subtiliąją dalį, subtiliąją bendrą kūrybą savo verslo generavime, tu gali turėti paspartintą harmoningą plėtimąsi. Tai taip pat yra susijęs su atsidavimu tam tikru, kur tu kartais turiu pasakyti, kad ne viską galbūt žinai, galbūt tu esi užstrigus vienam mąstyme, kaip daryti, vienam veiksme, vienam būde, galbūt tau laikas įkvėpti ir paklausti intuicijos, gal yra kažkoks kitas variantas, gal aš turiu kažkaip su kažkuo susitikti, gal kažkas žino kitą būdą. Tai nėra, kad pasitikėti šaltiniu arba aukštesniu reiškia, kad vien tik tai dirbti su nematomu, bet tas nematomas, jisai palengvinti tavo verslo veiklos plėtimąsi gali atsiųsdamas ženklus, padėdamas tavo kely galimybės, kurioms tu gali pasakyti taip, jeigu tu atsiduodi, pasitikėti tuo, kas nėra būtinai logiška. Tai kai mano klientė sako, žinai, Viktorija, noriu manifestuoti, noriu kurti iš savo moteriškos tėkmės, noriu iš savo moteriškumo vesti savo veiklą ir sako apie tai, kad aš padariau sprendimą, kuris nebuvo logiškas, kuris nebuvo praktiškas, bet tada matau, kad viskas vyksta. Aš apie tai kalbu, kad kartais turi išeiti, patraukti vien tik tai taip, kaip tu mastai ir leisti kažkam didesniam tave pakreipti, vesti, parodyti ir padaryti už tave kažką tai. Jeigu jauti, kad norėtum dirbti daugiau bendrą kūryboje su aukštesniais lygmenimis, mokėti pasitikėti didesniu šaltiniu. Jeigu tau nebūtina to mokėti, ar ne pačiam, gali dirbti su žmonėmis, kurie su tuo dirba. Pavyzdžiui, aš savo darbe su klientais jų vizijų manifestavimo procese įtraukiu šitos dalykus ir giliai dirbu su jų aukštesniais savimi, tavo vizijos protu, tavo aukštesniu vizionierišku mąstymu, su ta tavo dalimi, kuri suvokia, mąsto ir mato ir geba ir gali ir žino daugiau negu ką tik tai vien tik tai mūsų žmogiškas protas žino. Tai yra ta dalis, kuri tavyje jaučiasi kaip vidinis žinojimas. Tik tai klausimas, ar tu leidi tam vidiniam žinojimui dalyvauti tavo verslo veiklos augime ir plėtimėse. Tai gali atrodyti paprastai per meditacijas, rytais medituojant ir paklausant, ką aš dabar turiu daryti, kaip aš galiu palengvinti turėti plėtimąsi savo versle, arba veiklo, arba darbe. Tai gali tai būti paprasta. Ir pasitraukti savo iš kelio. Pasitraukti savo iš kelio tam, kad tu išgirstum ir pamatytum ir atpažintum, kad kažkur kitur esi kreipiama arba kreipiamas arba kažkaip kitaip tave nori pavesti. Ir labai labai svarbu yra matyti tose, ko nepasakiau, tai yra tame verslo veiklos plėtime, neužtikrintume. Yra labai svarbu valdyti save ir žiūrėti, kai tau kažkas nesiseka arba nevyksta arba nepavyksta, nepaisant to, kiek tu įdėjai pastangų ir darbo, yra apie tas, ką tu matai. Ar tu matai, kad nevyksta, ar tu gali lankstumą turėti matymę ir galvoti, kad vyksta kažkas tai geriau negu tu sugalvojai. Kad gal vyksta kažkoks tai atnaujinimas. Nes labai dažnai, brangus,
kas klausotės, vyksta atnaujinimai. Reiškia, ką kalbėjau pradžiai, kur tu turi atnaujinti save, atnaujinti savo veiklą, savo verslo vedimo būdus, atnaujinti savo veiksmą, mąstymą, emocinį savęs palaikymą, absoliučiai savęs palaikymą, įgavimą ateiti. Vyksta kažkas geriau negu tu nori. Tai nebūtinai yra apie negatyvų dalyką, kad nevyksta. Ir jeigu matysit, kad nevyksta, tai jūs tik tai dar daugiau sukursit to buksavimosi ir kūrimo to seno, kad nevyksta dalykai taip, kaip nori. Kaip mes galim matyti ten, kur nevyksta, naujas galimybės, o gal vyksta atnaujinimas, o gal vyksta plėtimasis. Galbūt yra gyvenimas tavęs prašo plėstis, atsinaujinti. Gal vyksta kažkas geriau, negu tu sugalvoji. Tai va, brangus, užbaigsiu šiandieną šitą laivą. Ačiū, kad labai, kad žiūrėjot. Taip, tai noriu pasidalinti dar kartelį recap, ar ne, apie tai, ką kalbėjau, reiškia plėtimuisi, harmoningam plėtimuisi yra reikalingas pastovumas, kuriant savo pačių užtikrintumą per veiksmą, mąstymą ir emocijas, sulygiuotą su tuo augimu, kurį tu nori sukurti, su tais rezultatais, kuriuos tu nori sukurti, turi išlaikyti visą laiką fokusą ir veiksmą. Taip, žinoma, būna ups ir downs ir visokių tai nestabilumų kiekviename iš mūsų, bet tai yra apie turėjimą įrankių, gebėjimų, įgūdžių save valdyti procese ir iš naujo susireguliuoti, išliekant susiderinime su to plėtimusi, kurį kuria. Ir tai duodu savo klientams įgūdžius ir įrankius, kaip save iš naujo pakelti, kad iš naujo sugrįžtum į veiksmą, kame tas yra priežastis, ką daryti, kai nesinori veikti arba jauti, kad darai iš todėl, kad reikia. Padedu tai pereiti, kaip tą mąstymą susitvarkyti ir išlikti sulygiuotam fokuse. Antras momentas yra apie tai, kad įsivaizduok tu visą laiką ramiu protu, sutelktu aiškumu, žinai, ką turi daryti, žinai kitą žingsnį. Ne? Tai čia yra apie tai. Antras momentas yra apie tai, kad gavimas išplėstas, kada tu gauni, tu turi galimybę lengviau pritraukti, nes tu padarai save įgavėjos būsenoj. Tas pritraukimas tampa lengvesnis, negu bandant daryti iš išsekusių resursų. Ir trečias momentas, reiškia, kur tave maitina dar kažkas daugiau. Tave ir tavo veiklą, tavo viziją verslo maitina dar didesnis planas, dar didesnis jėga, kuri yra čia tam, kad tave padėtų, maitintų, paremtų, įkvėptų, duotų vedimą, duotų įkvėpimą, duotų palengvinimą. Ir čia yra tavo gebėjimas gauti tą maitinimą, gebėjimas būti lankščiai procese, naviguoti per kliūtis su mąstysena, kad gal ne tik tai taip, kaip tu sugalvoji, viskas vyksta, gal yra kažkokie tai palengvinimai, kurie tau gali būti pasiūlyti. Ir tai yra, arba tu pamatysi tuos palengvinimus ir juos priimsi ir pasakysi, taip, aš einu kurti bendrai, arba veiksi atskirties sąmoniai. Tai daugiausia sunkumo plėtimėsi turi žmonės tada, kada jie veikia atskirties sąmoniai. Visas tas galvojimas, kad tu turi daryti plėtimas iš senų, su senais dalykais, taip kaip tu seniau darai, reiškia trūkumo sąmonę, reiškia atskirties sąmonę. Kai taip susiderini, kaip pagal tuos 3 būdus, reiškia, tu jau save suvoki ne kaip atskirą, bet tu dalyvauji kaip bendra kūrėja. Per 3 lygmenius tu esi maitinimas kažkam, tai tu save maitini ir dar tave kažkas maitina.
Ir tada gali turėti be išsekimo, be perdegimo, harmoningą plėtimąsi savo versle, darbe, lyderystėje. Jeigu tau tai kalba ir tu esi pasirengusi ar pasirengęs šuoliui į kitą etapą ir supranti, kad pavargai senais būdais daryti ir kad daugiau darymo neveikia ir supranti, kad nori vesti savo verslą, veiklą, harmoningai plėstis, tačiau tokiu būdu, kuris jaučiasi gerai tavo kūnui, tavo moteriškai sielai, kad turėtum daugiau erdviškumo savipriežiūrai. Jeigu nori manifestuoti, nelietuviškas žodis, jeigu nori pritraukti tau sulygiuotas partnerystės ir galimybės, aukštesnio lygmens, aukštesnės kokybės, be turėjimo daugiau sunkiau dirbti arba forsuoti. Jeigu tu esi pasirengusi ar pasirengęs kito laipsnio asmeniniai transformacijai ir įgyti naujus įgūdžius, kaip save valdyti ir praktinės strategijas savo gyvenimui ir verslui. Ir jeigu ieškai patyrusios mentorės, kuri derina praktinės strategijas su vidiniu susiderinimu, su asmeniniu savęs valdymo meistriškumu, tam, kad tu galėtum tapti greičiau, lengviau tuo žmogumi, kuris gyvena tavo kito lygmens viziją, be savęs spaudimo, aš noriu tave pakviesti į vizijos strategijos pokalbį kartu, kur galim pažiūrėti į tavo kito lygmens viziją, ką tu nori sukurti savo gyvenimo būde ir savo versle ar veikloje, pažiūrėti, kas stovi pakeliui, kas turi atsinaujinti tavyje, tavo mąstyme, tavo energetikoje arba tavo praktiniam veikime, tai reiškia tavo strategijoje, veiksme, tam, kad tu galėtum plėstis harmoningai savo veikloje į kitą lygmenį savo gyvenimo būde ar savo versle ar veikloje. Ir jeigu pastebėsim, atpažinsim pokalbio metu, kad aš galiu tau padėti, tau tinka mano būdas, ir jeigu abipusiškai ir aš matau, kad galiu tau padėti, pakalbėsim apie keletą būdų, variantų, kuriuos pasiūlysiu tau, kokiu būdu mes galėtumėm pratęsti mūsų pokalbį kartu, padedant tau statyti, kurti naują etapą tavo versle ir gyvenime per tą asmeninį susiderinimą taipogi. Tai parašyk man asmeninę žinutę ir mes tiesiog suderinsim trumpą pokalbį, kur aptarsim šitas galimybės. Gruodžio mėnesį aš planuoju taip pat vienos dienos meistriškumo klasę, kur pasidalinsiu apie būtinus reikalavimus, be kurių neįvyksta kvantinis šuolis, be kurie yra reikalingi, norint sukurti tą kitą etapą savo vizijos gyvenimui, verslui, lyderystiai, be sunkumų daugiau, be didesnių pastangų. Tai paskelbsiu kitą savaitę šitą galimybę, tai bus paskutinis pasiūlymas, kurį šitais metais atnešiu. Tai jeigu nesi pasirengusi ilgesniam darbui kartu, išlik ryšyje ir pažiūrėk ant mano sielos šitas galimybės, kai pasidalinsiu meistriškumo klasė, jinai vadinsis magnetiška manifestacija apie pritraukimą dalykų, sąmoningą kūrybą. O jeigu esi pasirengusi, jauti, kad esi pasirengusi arba pasirengęs, žinai, kad nebegali laukti, žinai, kad laukia tavęs kitas lygmuo, žinai, kad bręsta ir pribręsta šuolis.
ir sieki paramos tame, kad galėtum kurti su užtikrintumu, susisiek su manimi asmeninė žinute ir bus mano didelė garbė ir privilegija tau pasitarnauti. Tiek. Šiandieną jau vėlus vakaras, ačiū tiems, kurie buvot kartu. Pažiūrėsiu, Rimantai, labas tau, Lina, taip, Aglutė, Ilona, taip, brangieji. Tai ką, ačiū, kad buvot kartu, ačiū, kad esat kartu, maitinkit savo veiklas, maitinkit save ir būkit gerai maitinami tam, kad turėtumėt harmoningą darnų plėtimuose savo sąlygomis. Ir jeigu nori išmokti kurti savo sąlygomis, kviečiu tave į mentorystę su manimi drauge. Tuo tarpu sakau iki pasimatymo kitais kartais. Daug mano meilės jums. Iki.